Klausimas buvo, kaipgi apskaičiuojami tie sodros apskaitos vienetai, kitaip tariant, sodros taškai. Kaip žinom, prisijungiam prie savo asmeninės sodros paskyros ir matom darbo stažas toks tai ar ne ir turim tiek tai sodros apskaitos vienetų. Šiais metais vieno sodros apskaitos vieneto vertė yra 8,11 €, tai reiškia, jeigu žmogus gauna pensiją ir turi, sakykime, 5 sodros apskaitos vienetus, tai 5 padauginame iš 8,11 ir tiek prisideda prie jo pensijos. Bet kaipgi mes uždirbam tos sodros apskaitos vienetus? Tai kai gauname sodros įmokomis apmokestinamasias pajamas, tai jeigu gaunam per metus 12 VDU, tai yra 27 745,80 €, sodros įmokomis apmokestinamosios pajamos, už tiek pajamų gauname vieną sodros tašką. Tam, kad gauti 5 taškus, o žmogus per metus negali gauti daugiau negu 5 taškus, jo sodros įmokomis apmokestinamosios pajamos turi būti 60 VDU ir tai yra 138 729 €. Įsivaizduojat, ar ne, situaciją? Noriu sodros apskaitos vienetų, tai mano pajamos turi būti atitinkamo dydžio. Ir jeigu pajamos yra mažesnės, tai skaičiuojamas ne vienas apskaitos vienetas, bet 0, kažkiek priklausomai nuo to, kokios tos pajamos buvo per metus. Pajamos apmokestinamos sodros įmokomis, visokie dividendai, išmokos pagal CPS ir dar ten kažkokios neįsiskaičiuoja. Tai protingų sprendimų.